Balandžio 1 reikia pasirodyti, kaip atrodo mano pomidorai. Nu, šiemet man su tais pomidorais, tai sakykime, biški gaunas, biški nesigauna gyrius, kad jie yra be problemų pas mane, bet dėja. Tai va, čia yra pirmo sėjimo. Sėti vasario, nežinau, 19, gal reiks pasižiūrėti. Ir jau tikrai yra senai išnešti į šiltnamį, uždengti namelyje ir jie vat man dabar sutvirtėjo, pakeitė spalvą, nes buvo tokie biški, nu, ne visai žali tokie vargšai. Tai va, tvirtučiai. Tai čia turiu būtent iš serijos labai ankstyvi, kad jie man būtų kuo anksčiau. Tai va, tokie. Paskui sėjau antrą partiją, tai jau kur bus aukštaūgiai ir šiltnami. Va. Jie atrodo štai taip. Gaila, nespėjau parodyti. Taip, visi buvo susėti vieną indelį ir pikavau visus vienu metu. Tai ką norėjau parodyti, kai jums atsitinka bėda ir turite va tokį pomidorėlį, kuris dar neturi tikrųjų lapelių, na, nepradėjo leisti tikrųjų lapelių, jų kaip ir nebūtų galima pikuoti. Bet dažnai būna, jeigu tu pasėjai per tankiai, pradeda virsti, nu, stimba, nu, kažkas tai negerai, arba mano atveju, nu, nepaliksi tų dviejų daigelių vienų, ten kažkokioj dėžutį, nu, užima vietą, aš neturiu tiek vietos. Tai aš visus juos pikavau. Tai va šitas buvo su 2 lapeliais, šitas buvo su 2 lapeliais ir va šitas. Taip, kai aš vadinu, vyksta gelbėjimo darbai, tai gali jie ir numirti. Nes tikrai nenufilmavau, kokį išrauni daigelį, tai yra toks, nu, vienas daigelis su viena tokia storesnė šaknelė. Tai kai juos čia supikuoju, tikrai yra didelė tikimybė, kad jie gali neišgyventi. Bet mano atveju jie išgyveno. Čia buvo tuščia, nes nebeturėjau pomidoro, tai dabar žiūriu iš kažkur, tai dygsta pas mane svogūnas. Nu, tegu dygsta. Tai va, čia yra antra partija. Jie dabar stovi ant palangės. Na, pabiški tvirtėja. Turėčiau laiko, išnešiu į šiltnamį dieną, bet dar nenešiosiu, tegu dar jie pabūna ant palangės. Ir paskui aš turiu trečią sėjimą. Tai va čia tokie. Aš jau norėjau šitą dėžutę išversti į kompostą, nes jau man nusibodo laukti čia tų daigelių. Čia buvo skirta auginimui lauke. Bet kai jau vakar vos neišmečiau, tai ryte pamačiau, nu, va čia tas atvejis, kai ryte pamatai va tokią kilpelę, o po darbo randi štai tokią. Šita dėžutė pas mane stovi ant šildomo kilimėlio. Ir aš galvoju, kad pas mane yra su to kilimėliu bėda, nes nu pernai tokių nesąmonių nebūdavo, kad neišdygtų man tie pomidorai. Dabar jie kažkaip, nežinau, perkepa ten ar dar kažkas jiem atsitinka, neįsivaizduoju. Nu, bet jau čia biški boluoja ir kažkas tai išdygs. Tai aš nesikentus dar pasėjau dar vieną. Ten po kelias sėklytės kiek turėjau, tai jau ten bus mišinys be jokių numerių, be nieko, jau kas išdygs, tą ir auginsim. Tai va, tai balandžio 1 pas mane tokie reikaliukai su pomidorais. Kaip jūsų pomidorai, gal jau ir šiltnamį sodinat?